sveiki, mėlyjeji. Pradėsime scenos didžiosios programą. Mano vardas Austėja. Pradėsime šiandien su labai įdomia ir, manau, reikalinga diskusija. Tad pirmiausia, noriu pasisveikinti ir į kamerą draugams, kurie šiuo metu vis dar eitynėse turbūt. Jie mus galės matyti kiek vėliau. Aidas pažadėjo pasidalinti su tais, kurie dar tik pakeliui. Na ir aš turbūt norėčiau pristatyti savo pašnekovus ir labai norėčiau iš žiūrovų esančių čia įkvėpimo ir plojimų. Taigi tai yra istorikė Aistė Petrauskienė. Su mumis taip pat strateginių iniciatyvų centro vadovas Alkas Paltarokas. Viešosios įstaigos Mušk Maskvėnas Sotus bendraįkūrėjas Vytautas Stepas ir atlikėjas pedagogas Andrius Zalieska. Taigi pradžioje turbūt norėčiau, kad kiekvienas po sakinėlį pasakytų, kas jie ir kodėl jie būtent šioje diskusijoje, kuri vadinasi kaip įkvėpti laisvės ugnį savyje. Apie ką mes šiandien kalbėsime, tai yra būtent apie civilius. Visi šie žmonės iš tikrųjų yra civiliai, skirtingų veiklų atstovai, tad norėjome kartu su kitais civiliais pasikalbėti, ką mes galime veikti ir padėti valstybei, ypatingai krizių metu. Tai, Alkai, pradėkime nuo jūsų, kuo jūs užsiimate? Ginkluotų civilių užsiimu. Tai civiliai iš tikrųjų būna labai skirtingi. Mes žinome, kad ne tik tai Lietuvoje, nesvarbu kokios yra karo rūšis, karo formas, nes yra fizinis karas, tai konvencinis karas, kurį mes matome įvairiose pasaulio valstybėse, taipogi yra informacinis karas. Tai ar tu esi statutinis kariškis, ar tu priklausai kažkokiai tai pusiau militaristiniai organizacijai, ar tu esi tiesiog civilis, tu bet kokiu atveju esi įtrauktas į karą. Patinka tau tai ar nepatinka? Tai kariaujame šią dieną mes visi, kariaujame tai mokėdami savo mokesčius, padedami Ukrainai, padedami savo kariuomeniai, padedami kitoms visuomeninėms organizacijoms ir ne tik, kurios gina mūsų valstybę nuo nuožmaus, agresyvaus, ciniško, labai bjauraus priešo, nuo teroristinės Rusijos federacijos. Taigi strateginių iniciatyvų centro darbas yra ne tik tai ten, kiti galvoja, kad mes vien tik tai žygius organizuojame, Vanago Lietuva, statome 2 kryžius, dirbam su jaunimu. Iš tikrųjų turime labai didelę komandą aukšto lygio profesionalų, kurie dirba informaciniam kare, tiek socialiniai medijoje, tiek su dekonstrukcijom, tiek su kontradezinformacija, nes tai yra pirmoji mūsų fronto linija. Priešas bando įeiti iš pradžių į tavo smegenis, mūsų darbas yra tą sustabdyti. Andriu. Oi, tiek daug pasakyti iš tikrųjų. Aš tai visą laiką kažkaip tai jaučiuosi kaltas, nes kai prasidėjo karas, nes visą laiką, man atrodo, toks žmogiškas faktorius užpuola, ką tu gali padaryti. Ir man atrodo, tie, kurie valdo ginklą arba atrodo, jie realiausiai gali kovoti. Bet aš turiu labai gerą bičiulį, kuris karininkas ir aš sakau, mielas draugė, gal aš galėčiau, žinai, atimti ir kartu ten, jisai sako, iš tavęs naudos, būtų 2 minutėm. Tai va, bet prisidėti visada prie to norisi. Ir tikrai ne aš vienas, yra daug muzikantų, kurie ką pirmom dienom karo darė, tai grojo daug labdaringų koncertų, įvairiais būdais rinko pinigus, įvairiais būdais bandė remti. Aš buvau vienas iš jų, aš buvau ta mažoji dalis, kuri irgi prisidėjo koncertais, visus surinktas visas lėšas, mes iš karto pervesdavom Bjuelų ir visą kitom organizacijom. Tai va toks paprastas žmogiškasis faktorius. Tai va. Ačiū. Aiste. Sveiki, visų pirma, su švente visus. Aš šiandien matyt atstovaučiau tokias 2 tų civilių kategorijas, tai istorikė, kuriai, ir šiandien matyt teks tie klausimai,
kaip šiuo metu mums yra svarbu, kodėl svarbu atsigręžti į istoriją, matyti ją, girdėti, prisiminti. O kitas dalykas, kuo šiandien taip pat gyvenu, tai esu 2 mažamečių vaikų mama. Ir šitam visam vykstančio karo kontekste, kaip svarbu yra su mažaisiais mūsų jau nuo mažų dienų kalbėtis, kas tai yra karas, kodėl jis yra svarbus, kodėl jis mus paliečia, kodėl tas mažas žmogus nėra kažkur toli nuo karo, o jis taip pat tampa tuo karo dalyviu. Ir šiandien su mažaisiais, kuriam mažajam tik 1,5 metukų, vyresnėlė 5 metai, sakiau, kolega bičiulis Olegas vėl važiuos kitą savaitę į Ukrainą, kviečia vežti vaikams žaislus, ką jūs iš savo šitos gausybės kraunat į maišą. Kodėl mes kalbam, kodėl ten turim vežti, tai šiandien mano matyti, aš atstovauju tuos civilius mama ir istorikė. Ačiū. Vytautai. Tai aš esu Vytautas Stepas, čia atstovauju fondą Mušk Maskvėną Sotus. Nežinau, kiek iš jūsų esate apie jį girdėję, tai kviečiu Facebook'e susipažinti, kas nėra girdėjęs. Tai yra šeimos fondas, visų pirma žmonos ir šiek tiek mano, tai dėl to čia ir esam. Žmona turėjo čia ir sėdėti, bet maži vaikai yra toks dalykas, kuris ne visada planam leidžia išsipildyti. Tai sėdžiu aš. Ir kitas dalykas, paminėjo, kad mes visi civiliai, tai aš gal šiek tiek nesutikčiau. Taip, aš esu civilį gyvenimą gyvenantis žmogus, bet nemažai laiko praleidęs kariuomeniai, karių priesaiką davęs, tai aš esu ir karys, rezervo, bet visgi. Tai va, tai tiek. Ačiū labai. Tai tikiuosi susipažinote su mūsų pašnekovais ir mes šiek tiek su jais iš anksto pasitarėme, ką iš tikrųjų norėtumėm pasikalbėti ir ką su jumis, mėly žiūrovai, padiskutuoti. Tai iš karto įspėsiu, kad jūs visi ir aukštai, ir žemai, tai mikrofonų klausimams jums netampysim, bet turime šiuolaikinį sprendimą. Jeigu turite klausimų pašnekovams, bet kuriuo metu diskusijos galite juos siūsti tiesiai Facebook'u į Aido paskyrą, naudodamėsi Messenger programėle. Aidas man juos perduos ir aš galėsiu perduoti pašnekovams. Tai ką, pradėkime nuo turbūt, aš pati esu archeologų šeimos atstovė, tai mėgstu pradėti nuo istoriografijos. Tai turbūt norėčiau paklausti Aistės ir galbūt Alko apie būtent laisvės kovų atminimą. Jūs abu labai esate inicijuoti, saugoti šį atminimą ir galbūt jūs turite mums kokių nors pavyzdžių, kokie būtent istorijoje buvo civilių santykiai būtent laisvės kovose. Aiste, gal nuo jūsų. Čia tokia atrodo, būtų galima pradėti nuo tokios, jau nuglūdintos literatūroje ir visur frazės, jei ne civiliai, partizaninis karas nebūtų tęsęsis tiek ilgai. Ir man atrodo, tai yra frazė, kuri kartais, mes jos nesam dar iki galo supratę. O kaip, o kodėl, taip, davė kažkas ten batus, kažkas ištraukė savo seną gal uniformą, atidavė, bet to masto mes iki šiol tikrai esam nesuvokę ir nesupratę, net jeigu sakytumėm skaičiai, statistiką, kurios iš tikrųjų net nelabai turim, 100 tūkstančių, 200 tūkstančių, jie mums nieko nesakytų. Ir man reikia suprasti tą mastą, kuris buvo partizaninio karo metais, tų civilių žmogeliukų, tokių žmonių, labai gražiai pasako kažkada kalbinta, jau tuomet 90-ąjį įkopusi partizanų rėmėja, Ona Jokubaitytė, kuri pasakė, Lietuva tuo metu buvo kaip voratinklis, tokia apraizgyta tais rėmėjais, ryšininkais visi, kurie kažką tarsi kaip tie skruzdėliukai nešė tą savo šapelį. Ir čia jau tokia tarsi, suvokti, kokio masto, mano nuomonė, padėtų, jau tokia sena, jau mano svajonė, vizualizuoti tą voratinklį, ne tai, kad kažkas gražiai nupieštų, bet realiai paėmus tuos kaimus, tas rėmėjų sodybas, ryšių punktus, tai, kas buvo tie atraminiai partizanų civiliai rėmėjai, kad mes turėtumėm tą žemėlapį. Štai mes paėmėm Lietuvą ir mes matom išties tą partizanų Lietuvą, tą suštampuotą, kuri pamatytumėm gausą, mastą, kiek daug tų žmonių buvo. Ir tada ta frazė, kad jei ne tas atraminis
bagažas, na, nebūtų tiek tikrai tęsiasi. Ir, na, tie pavojai, na, čia kalbėti apie juos, kokia rizika buvo remti, na, matyt, gal kažkam aišku, gal kažkam neaišku, bet, na, tai vienareikšmiškai yra Sibiras. Geriausių galbūt net atveju kalėjimas. Na ir jeigu tu spėjai, pasitrauki pas partizanus. Taip kad daugybė to istorinio santykio, kad yra tavo labai siaura linija, kada tu esi čia civilis, o kada tu jau esi ten. Ir tavo rankoje ginklas ir eik mokykis ten į keptuvę šaudyti ar kažką, bet tu tampi jau tuo kariu, kuris eini ginti. Alkas gal papildys. Alkai, ar papildysite? Tikrai pritariu Aistei. Daug darbo reikia padaryti. Na, yra toks pasakymas, vieną dieną civilis, kitą dieną labai greitai gali būti necivilis. Tai kiekvienam karo konfliktą mes matėm, kas Ukrainoje atsitiko, sakykime, tam pačiam Kijeve, ten kelintą dieną invazijos, kiek buvo ginklų išdalinta ir jie nebūtinai buvo rezervo kariai. Tiesiog buvo būtinoji priemonė. Na, o dar Adolfo Ramanausko prisiminimuose yra rašoma, kad su laiku be abejo dalis iš partizanų tikrai nebuvo profesionalūs kariškiai arba praėjo tam tikrą pasirašymą, ten ar šauliai, ar karinį pasirašymą, tiesiog buvo, kaip pasakyti, paprasti žmonės ir jauno amžiaus ir dažnai jų egzaminas, tai pirmas kovinis kontaktas su priešu būdavo su priešu egzaminas. Tiesiog tokia realybė. Tai ką noriu pasakyti, kad čia ta konjunktūra tarp civilis, necivilis irgi yra labai sąlygiška, nes partizaniniai karai būna tikrai ganėtinai įvairūs. Jeigu mes žiūrėsime į partizaninį karą Lietuvoje, tai jis ganėtinai panašus į buvusias sovietų okupuotas teritorijas, kitose valstybėse gal kitoks. Dar irgi norėčiau pridėti, yra klaidingai vadinama Rūdininkų girios sovietiniai partizanai. Tai pagal tarptautinę teisę jie nėra partizanai, jie yra teroristai ir diversantai, kadangi jie nėra tos valstybės atstovai, kurie kovoja už savo valstybę, juos rėmė svetima valstybė, nes jie būdavo remiami Sovietų sąjungos ir atlikdavo diversinius žygius prieš tuos pačius piliečius, kurie gyveno aplink Rūdininkų girę. Taigi reikia labai, na ir Lietuvoje irgi ten vieni partizanai, kiti laisvės kovotojai, bet čia yra literatūra. Tai kaip pavadinsi, galbūt nesugadinsi ir tas mastelio suvokimas, kaip ir istorikai kalba, diskusijos dar tęsiasi, kad ar ten 100 000 dalyvavo ginkluotoje kovoje. Mes žinome, kad žuvo apie 20 000, tūkstančiai nesurasti, kur užkasti ir taip toliau. Dalis legitimizavosi, dalis buvo nuteisti, gavo įvairius straipsnius, buvo ištremti į Sibiro platumas. Šiemet minimas vienas iš jubiliejų, beje, yra lietuvių ir ukrainiečių sukilimas Sibire, kuris iš dalies buvo sėkmingas, bet liūdnai baigėsi. Kas įdomiausia, kad to sukilimo prieš sovietus būtent brandolys, tai buvo tie patys UPA, Ukrainčiska Pestančiska armija, nuteistieji kaliniai, ta prasme, okupantų, ir dalis buvo lietuviai. Tai tas kovinis genas, toksai partizaniškas, nesvarbu, kur tu esi, jisai vis tiek tavyje išlieka. Ir ką noriu pasakyti, kad graži yra daina, kad mes ten artojėliai. Mes ne artojėliai, mes esam karių tauta ir statistiškai yra kalbama, kad tik tai dalis 3, 2 ar 4% kariauja karo metu, bet kai atsitinka diena X, kai yra labai sunku, tada tie žmonės, kurie sugeba, moka, gali kariauti, išeina į karą, jie pirmieji dėja žūsta, tada juos keičia kiti, prisijungia kiti, na ir taip jau atsitinka, kad tie, kurie buvo civiliai, kitą dieną irgi tampa kariais. Taip yra. Andriau, pasišnekėkim tada apie kultūrą. Yra vis toks klajojantis klausimas, kultūra kare, jinai yra nereikalinga ar būtina visgi? Nes kultūros atstovai tai nėra pirmose karo linijose. Galbūt tu turi tokių įsimintiniausių istorinių kultūros išsireiškimų būtent krizės metu. Aš manau, kad kalbant apie karą, bet kaip teisingai kažkas tai sakė, ten pirmos linijos, antros linijos, civiliai, neciviliai,
Tai iš tikrųjų, kai prasideda karas, man atrodo, mes visi turim bendrą tikslą ir bendrą idėją. Tai, žinot, be kultūros, kaip, man atrodo, Orvelas yra pasakęs, žinai, pradėti supanašėti, kiaulė su kiaulė, jeigu tu nusileidi kito lygio, ar ne? Tai vat kultūra, man atrodo, mūsų įskiria ir stato aukščiau, nes protingo ir turinti kritinį mąstymą žmogų, tu jo nepaverksi. Nes jis visada uždavinės klausimus, jis visada bus nepatogus, jis visada bus dar. Tai dėl to, man atrodo, be kultūra yra toks aukštas laiptelis, ant kurio mes visą laiką turim stovėti. Nes tada mūsų nepaverks. Kas ir įvyko, pavyzdžiui, mes gal ir praradom, užkariavo, bet mes per tiek metų sugebėjom išlaikyti savo kalbą, raštą, pasitaikius progą vėl iškovoti laisvę. Tai ir viskas kultūros dėka. Ta, ką mes puoselėjom, ką mūsų seneliai, ta pirminė ląstelė, man atrodo, yra šeima, nes dabar kažkaip mes viską permetam mokyklai, bet iš tikrųjų tai turėtų nuo šeimos, nuo to tokio artimiausio. Kada mes išugdom žmogų aukštesnės kultūros, vertybių, moralės, toks žmogus praktiškai paskui yra nenugalimas, vienaip ar kitaip. Tad manau, visi sutiksit, kad toliau dainuokime savo patriotinės dainas, organizuokime aidus, nes kultūra neatsiejama dalis krizinių metų. Be abejo, mes šiandieną labai daug kalbame apie Ukrainą ir dėl visiems savaime suprantamų priežasčių, tad norėčiau galbūt pasikalbėti, ko mes galime pasimokyti būtent iš Ukrainos ir Ukrainos civilių. Tai šitas klausimas turėjo būti Rimantei, tai tuomet Vytauto paprašysiu pakalbėti. Na, jūs vis tiek turit tiesioginę gyslą su Ukraina, tad gal turit kažko jau išmokote, ką turėtų mūsų ir publika atsiminti. Ačiū už klausimą. Turbūt vienas esminis dalykas yra tas, kad jeigu Ukraina būtų kritus, kaip daug kas vakaruose tikėjosi ir rusai patys tikėjosi per 3 dienas ten ar kiek, tai jos šiandien tiesiog nebūtų ir mes apie tai nekalbėtume. Bet žmonės tiesiog stojo į kovą. Visi kariai, civiliai, ta prasme, tiesiog visa tauta stojo į kovą ir šiandien turim visai kitą situaciją. Tai tokia turbūt būtų esminė pamoka, kad kautis yra visada vienintelė išeitis. Kaip Čerčilis yra kažkada pasakęs, kad, taip tiksliai nepasakysiu, bet esmė, kad tautos, kurios krito kovoje, jos pakilo ir vėl, o tautos, kurios pasidavė, jos nugrimzdo istorijos užmarštin. Tai man atrodo, tai yra absoliuti tiesa. Tai va. Alkai, jūs taip pat su organizacija keliavote irgi į Ukrainą, jau prasidėjus visuotiniai invazijai. Galbūt jūs išmokote kažko būtent iš to santykio karinių struktūrų ir civilių? Aš išmokau tokį, kad kai važiuoji pro blokpostą, tai neliekant 60, nes tave nušaut gali patys saviškiai. Gal kai atsitiko karas, ką mes pamatėm, kad tie žmonės, kurie nėra susidūrę su karu, yra daug techninių dalykų, čia ten buvo, gal renka maistą, viską daroma, aš sakau, taigi prie Lvyvo ta pati panašu į Norfą ir ten dvigubai pigiau, kam čia perkėd nuvažiuok, ten pigiau nusipirksi. Žinai, daug tokių niuansų yra. Pamokų tikrai labai daug, kaip pats sakau, daugiau mano darbas yra informacinis karas, tai čia nuo pat pirmos dienos galiu tokį vieną dalyką pasakyti. Mano geras bičiulis, beje, muzikantas Svetoslav Boiko, kuris visai nesenai beklausydamas Ugnevijo numetė prieš tankinę miną kažkur tai tenais kitoj pusėje gerai žinomos upės ir iš ryto pro šalį pravažiavo labai riebus paukštelis. Patikrina, ogi generolas žuvo. Tai tokias geras naujienas pasirodo, ačiū Ugnevijui, kad su jų dainomis vienas iš Madjar Ptachi kovinio dalinio Aira Razvitkos žmonių, būtent su partizanų dainomis, štai va tokiu būdu sunaikino berods 8 rusų orkų generolas, kuris
neatsitiktinai jisai važiavo ten, bet mina atsitiktinai ten atsidūrė, sprogmuo beveik 4 kg, detonavo, štai va tokį riebų barsuką ir nukalėm. Tai su partizanų dainom beje. Tai ką norėčiau pasakyti, kad prieš karą Sviatoslavas Boiko buvo žinomas muzikantas, gitaristas, etno roko muzikos atlikėjas. Ir nuo pat pirmos karo dienos jisai stojo ginti Kijevo. Ir aš jam skambinu, sakau, Sviatoslavai, ko reikia? Alkai sako, tai kad viskas gerai, viską turim, nebent, žinai, ten kažkokio ten tepaliuko. Tai sakau, naik iš automobilio, nusileista tepalą ir vis, jo, gerai idėja. Sakau, ko dar reikia? Tai dabar išduosiu paslaptį, mes jau krovėm automobilį, visko, ko reikia. Šarvas, technika, patys įvairiausios būtiniausi dalykai. Ir dar ta parama nebuvo atvažiavus ir aš Sviatoslavui sakau, gali į kamerą įrašyti, ačiū Lietuvą už paramą. Tai dar ta parama neatvažiavo ir tą pačią parą įrašė tą video ir pas mus LinkedIn ten 100 000 prasisuko. Bet tai yra informacinio karo dalis, kada jisai tikrai žinojo, kad mes siunčiam paramą ir mes žinojom, kad tas video įkvėps ir kitus. Ir tuo pat metu mūsų visa tauta atsistojo ir ėmė ne žodžiais, bet darbais remti savo brolius Ukrainoje kovoje prieš orkus rusus. Ačiū. Vytautai, kalbant apie paramą, jūs su žmona būtent tai ir darote. Koks yra civilio vaidmuo, kurio galbūt mes nežinome paramos rinkime? Be abejo, visi žinome berods mintinai telefono numerius, kuriuos skambinti, kai tik reikia paremti daiktais, visi kraunam ir ieškom. Kokių turit patirčių, būtent ko, pavyzdžiui, civilis neapgalvoja apie paramą? Aš užvesiu tave šiek tiek, kadangi, labai dažnai parama būna bet kokia. Mes turbūt turėtumėm tai atsirinkti, kad neaukoti sugedusių dalykų, jeigu to neprašomo ir panašiai. Taip, tai tikrai, mes visada stengiamės atliepti karių poreikius konkrečių karių poreikius iš konkrečios vietos. Ko jam reikia, ko jie paprašo, mes tą stengiamės tada suorganizuoti. Ir, situacijų būna įvairių. Aišku, pinigai visada yra reikalingas dalykas, reikia daugybę dalykų pirkti. Kartais prašom kažkokiais daiktais. Ir tikrai būna situacijų tokių, taip, nepabijosiu pasakyti, kad išsivaliau spintą, tarkim, vaiko senų žaislus, nebereikia, gal, jūs į Ukrainą, gal ten Ukrainoje vaikam reikia žaislų. Tai nereikia tokių dalykų. Jeigu jūs išsivalėt spintą, išsimeskit. Tai jo. Tai akcentuojam tada, kad jūsų spintos išvalymas nelygų yra parama, aukokite tai, ko prašo patikrintos organizacijos ir taip turbūt prisidėsime kiek stipriau. Alkas kaip tik palėtė temą būtent apie propagandą, tai Aiste, galbūt turite kažkokių tai būtent rekomendacijų, kaip atpažinti propagandą, galbūt turime istorijoje pavyzdžių. Propaganda čia matyti, kai vyksta karas, jinai suaktyvėja, pakyla neišvengiamai. Aišku, aš šiuo atveju kalbėsiu labiau galbūt apie istoriją, kaip ir klausėt. Praėjusią berods savaitę vėl išpuolis prieš Vanago paminklą. Taip, įsiaudrinam, pykstame, bet mano širdžiai, čia gal irgi ne visiems tiks, ne Alkai, man tai nuo širdžiai, žinokit, taip neskauda tie apipilti dažai, nes tai yra tokio silpnumo ženklas, tu ateini prieš kažkokį ten paminklą. Bet štai yra propaganda, kurioje mes tikrai atsiliekam ir dėja skaudžiai, tai yra mūsų partizaninio karo tema užsienyje. Ir va štai čia yra didžiulė bėda, kai mūsų partizaninis karas dažnai yra lygu žydų žudynėm. Ir tai yra nepadaryti istorikų namų darbai, nepadaryti atitinkamų institucijų namų darbai. Va štai čia, jeigu, sakykime, tas
paminklo toks, paguščiai, nuvalysim tos dažus, jeigu kažkas taip savo silpnumą išreiškia, bet kai eina ginamos disertacijos apie taip, kaip Juozas Lukša, Daumantas ten dalyvavo žydų žudynėse, kaip nuvažiuoji į užsienį, bendrauja, atrodo, su išsilavinusia bendruomenė, universitetų, koledžų dėstytojais ir, pasakai, kokia tema tyrinėji ir tau prieina, bet jūs ten turite daug problemų su partizanais, tiesa, jūs, ir tada tu supranti, kad va čia yra propaganda, kuri laimi ir su kuria mes vis dar atsiliekam ir turėtumėm kur kas stipriau. Štai va čia tuos atpažinti ženklus. Viduj, tai aš manau, Lietuvoje mes čia dar galim susitvarkyti ir tai yra, toks vidinis reikalas, sakykime, savo toks darželis, kur apsistumdysim ir išsiaiškinsim. Bet su vakarais, ir čia aš nekalbu apie važiavimą į rytus, su ta auditorija kalbėtis, čia ne apie tą auditoriją, mes kalbam apie tą, atrodo, protingą, pažangesnę auditoriją, bet, čia irgi yra kur temptis, bet matau, Alkas jau verda ir... Alko čia tema, tai Alkai... Ja, tikrai mano tema 20 metų tarptautiniai komunikacijoje ir Lietuvoje pradirbęs, tai visų pirma, komunikacija, informacinis karas yra pinigai. Tai yra labai brangu, tai yra, įsivaizduokit, tiesioginis eteris, laidos, kiti sako, taigi mes padarėm vieną konferenciją, sakau, tai kiek iš to buvo straipsnių ir kiek kontaktų, kiek perskaitė, sužinojo apie jūsų žinutę. Labai teisingai Aistė sako, mes tą karą tikrai pralaimėm, nes pats naratyvas priešo Lietuvos juodinimas ir visų partizanų vadinimas fašistais, nedabietkais, kolaborantais ir taip toliau, jisai vyko ne 2 metus, ne 5 metus, nuolatos ir jis vyko per tam tikras organizacijas, per tam tikrus žmonės, kai kur pigiai, kai kur brangiai, bet jis vyko ir Jungtinėse valstijose, ir Europoje, yra padaryta didžiulė žala Lietuvai. Bet kas atsitiko? Prieš pat prasidedant karui Ukrainoje buvo 2 pagrindinės informacinio karo tezės, kurias pats sakė ir Putleris. Denacifikacija ir demilitarizacija. Atseit va, žiūrėk, kokie yra ukrainiečiai, lygiai tą patį taiko ir mum, ir Latviam ir Estam. Aišku, tada viskas buvo dekonstruota, visi pamatė, kad nei tenais banderovcų fašistų jokių nėra. Bet tas, kaip pasakyti, apgauti, paskleisti abejonę, apšmeižti yra labai pigu. Ir mes, kai analizuojame ir dirbame, mes sakome, informacinėme kare mes visą laiką kariaujame su... Šiaip Rusija yra bjaurystė. Jos BVP yra kaip Italijos, tai įsivaizduojat, tai yra mažytė valstybė, bet kai jinai prieš tave naudoja tokias technikas kaip šmeižtą, apgaulę, kaip pasakyti, nesantaikos kurstimą, tas labai pigiai kainuoja. Jeigu vieną kartą tave apkalbėjo ir apšmeižė, kiek kartų tau reikia po to teisintis? Plus yra nekaltumo prezumpcija. Jeigu aš dabar pasakysiu, kad tu bloga vedėja, kiek kartų tau reikės aiškinti, kad tu esi gera vedėja? Kokiuose 5 aiduose sudalyvaut, kad įrodyt? Ir ne 5 ir dar daugiau, ir po to ten visokių dalykų gali priešnekėti. Tai informaciniam kare mes tikrai pralaimim, kaip pasakyti, vidinį auditoriją, ne, nors mes viduje skaičiavom, tai kiek mes turim vatnikų, ne? Tai žinok, tikrai ne 2 ir ne 5, o virš 100 000. Plius mes turime kategoriją žmonių, kurie nesidomi istoriją arba yra užaugę tam tikroje kategorijoje, kaip pasakyti, giminių šeimos, tai ar komunistai, ar kolaborantų palikuonys, kurie tiesiog negatyviai žiūri į partizaninę istoriją. Jie negali jos priimti. Ta prasme, jie pamojuos tau su vėliavėlę per šventę, bet tikrai jie nei knygos neskaitys apie Adolfą Ramanauską, Vanagą, ar apie Joną Žemaitę, ar neis į skautišką žygį. Nes tiesiog jo senelis dalyvavo tų partizanų žudime. Suprantat, kas yra? Tai be abejo, vaikai nekalti dėl savo senelių ir tėvelių nuodėmių, bet mes, žinot kaip yra, 50 metų okupacijos, čia yra labai ilgas laikas ir nei viena valstybė neturėjo tokios patirties, kokią mes dabar turim. Praėjo 33 metai, kada vyksta paminklų kovos. Šiaip esu labai nusiminęs, kad užvakar Rusijos federacija mane neįtraukė, neiškėlė man baudžiamosios bylos. Ir tau neiškėlė, ar iškėlė tau? Tai blogai dirbame su tavim, reiškia. Aš vis sutinku, jeigu tu esi persona non grata arba tu nesi juodajam Rusijos sąraše, tai blogas iš tavęs dainininkas, blogas iš tavęs istorikas ir šis dar reikia pasistengti. Yra šansų, reikia pasistengti.
Bet dėl informacinio karo, ką aš noriu pasakyti, dirbdami su Vanago naratyvais ir kitais, dabar aš pats dirbu su tam tikrom Izraelio organizacijom ir taip toliau, sakau, čia jūsų pačių problema yra, nes jūs papuolėte į dezinformacijos rautą, ne? Maskva ką darė? Ji visą laiką kiršino, visą laiką bandė mūsų priešinti, tai žinot, kaip, taip buvo lietuvių žydšaudžių ir kiek jų buvo? Aš žinot, kiek jų buvo? Galbūt keli tūkstančiai. Tai ne visi. Ne visa Lietuva. Nėra kolektyvinės atsakomybės. Lenkai griežtai pasakė, jeigu pavadinsit mūsų žydšaudžių tautą, 2 metai baudžiamoji atsakomybė. Ir baigėsi visi šitie reikalai. Lygiai tas pats, ne visi žydai lietuvius trėmė į Sibirą. Pačius žydus trėmė ir žudė juos. Irgi galbūt keli tūkstančiai tik tai dalyvavo sovietiniai veikloje, sąrašų sudarime, kankinimuose ir Dušanskio nusikaltimuose. Taigi, jokiais būdais negalima generalizuoti. Mums patiems reikia susitarti su mūsų draugais ir kolegom dabar, bet su rusais tu niekuomet nesusitarsi. Jie visą laiką mus kiršins, visą laiką meluos, buvo vakar, buvo šiandien ir dėl paminklo to apipilimo, tai labai teisingai pasakėjai. Žinokit, ir dar rytoj apipils, ir kameros čia kai kur padeda, nepadeda, Seime turėjom ilgą tenai susitikimą ir pakalbėjimą. Ukrainoje atskrido raketos, iš Uškevičiaus generolo muziejų atskrido 2 raketos. Į universiteto jo vardo pavadinimo atskrido 2 raketos. Jūs suprantat, kas tai yra? Kai iš vis sunaikina viską. Priešas, kada fiziškai naikina tavo valstybės simbolius. Čia aptaškimas, prezidentas išreiškė savo nuomonę, jog užsakymas yra iš rytų. Galbūt, bet tai yra spekulacijos. Aš sakau, mes turime ir vietoje vados ir visokiausių tenais neaiškios krypties veikėjų, kurie gali turėti įvairiausių motyvų, bet niuansas yra tas, kad priešas informaciniam lauke, pasauliniam lauke daro mums didžiulę žalą. Žinot kodėl? Todėl, kad jisai nori vakaram parodyti mus, kaip ir sakiau, fašistai, nepatikimas partneris, su Lietuva nebendraukit, su jais nereikia draugauti. O kas dabar į Lietuvą atvažiavo? Leopardai. Atvažiavo mūsų sąjungininkai nekreipia dėmesio, nes žino, kad tai yra dezinformacija. Bet su paprasta auditorija mums reikia labai daug dirbti. Tas yra labai brangu ir nuo 24 dienos stebėkite pasaulinę spaudą, mes Briuselėje pradedame akciją Put in Jail. Bravo. Turime publikos klausimą, aš turbūt jį adresuosiu Vytautui, kadangi Vytautas pas mus yra vis dėlto su kariuomenė susiję šiek tiek asmuo. Klausimas toks, ar turėtų civiliai turėti lengvesnį prieimą prie šaunamųjų ginklų, jei taip, kokios kategorijos, kokie reikalavimai ir ar nauda pateisina riziką, kuri gali kilti, kalbant apie nusikalstamumo augimą? Gerai, labai ačiū už klausimą, čia mano mėgstama tema, aš galiu šnekėti. Reiškia, jeigu mano būtų valia, tai kiekvienas iš jūsų galėtų turėti kulkosvaidį namuose be didelių problemų. Dabar žiūrėkit, tegul ir granatsvaidį. Rizikų aš čia nematau, jeigu mes kalbame nusikalstamumą, dėl vienos paprastos priežasties. Niekas nedaro nusikaltimų su legaliais laikomais ginklais. Pažiūrėkit bet kokią statistiką. Nusikaltėlis, jeigu eina daryti nusikaltimą, jis neims legaliai laikomų ginklų ir jeigu jis jau eina daryti nusikaltimą su ginklu, tai jam nelegaliai įsigyti ginklą čia yra nenusikaltimas. Jis į tai nekreipia dėmesio. Ir kitas dalykas, jeigu aš esu vedęs statistiką neseniai apie masinių šaudynių aukas Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, mes čia taip iš karto apie ginklus tai baigiam įsivaizduoti, taip JAV iškyla kaip koks baubas, ne? Tai JAV nuo masinių šaudynių per paskutinius 30 metų yra žuvusių mažiau žmonių per capita negu Lietuvoje. Nes Lietuvoje mes turėjom 1 šaudynės Draučiuose, 10 žuvusių. Ne? JAV yra 100 kartų daugiau gyventojų. Tai jie, kad išsilygintų, turėtų per metus turėti 3 tokius Draučius ir taip 30 metų. Pas juos yra žuvusių tiesiog mažiau. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, nusikaltėlis, jeigu jis eina, tarkim, kokių masinių šaudynių daryti, kur jis eina į mokyklas, pavyzdžiui, labai populiaru ten, kur civilis negali turėti ginklo, nes yra draudžiama eiti su ginklu civiliui tenais. Tai jisai nusikaltėlio psichologija labai paprastai, jis eina ten, kur jis bijo gauti grąžos. Tai ginklai civiliam tik didina saugumą, nes tada nusikaltėlis bijo gauti grąžos, tiek nusikalstamumo prasme, jau aš apie valstybės gynybą net nešneku, nes tai yra tiesiog akivaizdu. Profilaktiškai tada turbūt Andriau paklausiu, kadangi pats esi pedagogas, kokia būtų tavo nuomonė?
Ar turi tą baimę, jeigu apginkluosim visus, kad mokykla veršis ginklai? Ne, tai aš praktiškai sutinku ir turiu bičiulių irgi karininkų, tai dabar vat klausausi ir girdžiu tuos pačius žodžius. Tuos pačius žodžius girdžiu ir aš pilnai sutinku. Pats ginklas nėra baubas, reikia mokytis, kaip su juo elgtis. Ir gal dar prieš karą aš dar būčiau, sakyčiau, gal nereikia, gal dar kažkaip tai, bet kai tai įvyksta, žinot, kas yra laikas, Neišeisi tą pačią dieną, nepaimsi ginklą ir nepradėsi šaudyti. Karininkai mokosi ten N metų, kad įvaldyti tą techniką ir šaudyti, ir gintis, ir kariauti, ar ne? Tai žmonės, kuo tenais, pavyzdžiui, tie pačios Suomija, ar ne, paimkime. Ten visi turi ginklus, visi. Tenais ir jiems tai nėra nei joks baubas ir pas juos nesišaudo ir ten dar nieko to neįvyksta. Šveicarai, vieni tenais, ten apskritai apie Šveicariją, kiek man pasakojo, tai ten yra įspūdinga, ten kaimai yra sudaryti taip, kad tenais, ten brigada kažkokia, ten dar kažkas, tai po žemėm ten ginklai naujausi ir visi kiti dalykai. Tai čia tas mūsų, dar, sakau, iki karo dar galėjai kažką filosofuoti, bet kai tu susiduri su tokiu priešu, kaip ir paminėjo, kuris jokių moralinių, jokių tenais tiesos sakymo arba dar tik taip purvas ir man tai net juokinga, kai kažkas tai dar analizuoja Putino kalbą arba dar tai yra, jis kalbės bet ką, jis galės kalbėti tau, ką nori ir čia analizuoti, čia lygiai tas pats sėdėti, kad nežinau, kažkokį tokį beprasmį dalyką ir dar galvoti, ką jis norėjo tuo pasakyti. Ten pasakyti yra svarbiausia užkariauti, sutrypti, paniekinti, pažeminti ir visą kitą padaryti. Vytautai norėjai pridėti. Aš dar norėjau pridėti turbūt į tokių porą aspektų, kad vienas dalykas, įstatymas yra, toks, kaip pavyzdžiui, ginklų leidimo įstatymas, jisai aktualus žmogui, kuris paiso to įstatymo. Ne? Ir tarp leidimo ginklų ir tarp neleidimo yra skirtumas tas, kad jeigu mes juos leidžiam, ginklus gali turėti visi, jeigu mes juos neleidžiam, ginklus gali turėti tik žulikai. Tai ir tas žulikas irgi, jeigu jis norės žudyti, jis pasiims mašiną, pasiims peilį, dar kas nors. Ta prasme, čia to nesprendžia. Ir kitas dalykas, kad ta baimė ginkluoto piliečio, man atrodo, pas mus tiesiog yra atėjusi iš sovietmečio. Nes ten struktūros, aišku, kad nenorėjo ginkluotų piliečių ir suprantu kodėl, ne? O man atrodo, demokratinėje valstybėje mes neturim bijot ginkluotų piliečių, mes turim tai skatinti ir pasakyti ačiū, jeigu tu ginklą turi, o nebijot tavęs. Šitoje vietoje net aš pridursiu iš savo pusės, aš nuoširdžiai labai bijau ginklų ir ilgai sakiau, kad niekada neturėsiu ir mano namuose jo nebus, bet akivaizdu, situacija keičiasi, tad ir į šaudyklą jau nueinu ir jau leidau ginklą, jau turim seifą, viskas, tuoj namai bus ginkluoti. Alkai. Aš tikrai norėčiau pridurti kolegai, kad visų pirma lietuvių kalboje žodis ginklas yra ne nuo žodžio žudyti, o nuo žodžio gintis. Ir kaip visuomet sako, artojėliai, ne, mes karių tauta esame, iš tikrųjų visuomet kariavom ir pakariausim dar. Ir kaip kariškiai sako, kuo mažiau pirmų kartų, tuo išdidėja tavo šansas gyventi. Tu turi bent kartą susipažinti su ginklu, kad žinotum, kaip lazdai šauna. Na, kurgi ten ta kulka įsideda. Bent vienas kartas tau gali išgelbėti gyvybę. Aišku, kad taktum tikrų karių, tai čia valandos ir taip toliau, ir treniruočių ir visa kita. Aš galiu pasakyti, kad mes netgi taip gudriai perėmėm tokią amerikietišką techniką ir vedam tokius kursus, kurie vadinasi From Zero to Hero. Ne? Tai aišku, niekuomet tu nebūsi nuo nulio herojus per 3 valandas, bet bent suvokti, kaip tas ginklas veikia, kaip jisai tavo rankose sveria, nes kisi galvoja, kad ginklas yra ten 20 kg. Kai paima į rankas, pasirodo kaip juvelyrinis dirbinys. Jokios beveik atrankos, tik tiek, kad gyvybę gali atimti per sekundę. Ir tas žmogaus pripratinimas, suvokimas, kad paimti rankas ginklą, nusitaikyti, atlikti šūvį, tai gal nėra sudėtinga, aišku, ten po to daug technikų yra, bet žmogus turi nebijoti ginklo. Nes ginklas yra tavo draugas, ginklas reikalingas tam, kad tu apgintum savo mamą, tėtę, jeigu reikia vyrą, jeigu tu esi žmona, kitas tik vyra. Ukrainoje mes matėm kiek pavyzdžių, ko buvo atsitikę, ne? Moteris taipogi turėjo kariauti. Tai
Mums reikia ginkluotis, mums reikia sukurti tą įstatyminę bazę ir tai padaryti, kad žmonės galėtų tos ginklus turėti. Čia, aišku, daug politinių vyksta ir įvairių konjunktūrų ir ginčių. Tai, ką parodė dabartinė situacija, ką mes pamatėm Ukrainoje, aš esu irgi už kuo sveikesnį ir platesnį militarizavimą. Na ir čia kaip klausiau dėl granatsvaidžio. Kai man Ukrainai davė granatsvaidį, aš buvau laimingas kaip vaikas, nes aš tiesiog Lietuvoje per pratybas nei karto nebuvau jo turėjęs. Mano pirmas kontaktas kare buvo 2019 metais Donbase, dabartiniam okupuotą Mariupolį. Na, žinai, kai tu pamatai šalia fronto liniją ir namą įstrigusi mina ir šalia žaidžia vaikas ir sakau, tai kaip čia taip gali būti? Ai, sako, mama žuvo, tėvas ligoninėje, čia močiutė yra, nenori važiuoti į internatą. Ir tu tada gauni tokį šoką, kai tu supranti, kad už 500 metrų yra priešas, kad kiekvieną dieną skraido sprogmenys ir žmonės pripranta net prie karo. Tai prasme, sunku suvokti. Ir mes tada važiuojam atgal ir aš pamatau ilgus laukus kilometrus, taip vadinamus drakono dantis. Ir aš vairuotojui sakau, sustok, stok, stok. Sako, kas tau yra? Aš sakau, nuotrauką padaryti. Sako, apie ką tu čia nori nuotrauką padaryti? Aš sakau, aš pirmą kartą tokį dalyką matau. Aš šituos dalykus mačiau tik tai iš juodai baltų filmų apie Antrą pasaulinį karą. O čia pas jūs stovi drakono dantis. Ai, tai čia, kad čia rusų tankai nepraeitų. Nedaug dievė, kad mums reikėtų tokius dantis statyti. Iš tiesų, nedaug dievė. Mums likus vos porai minučių, užduosiu paskutinį klausimą iš žiūrovo. Šis klausimas taip sutapo, dar pradžioj diskusijos iššoko, bet jis labai tinka mums į pabaigą apibendrinimui. Klausimas paprastas. Kodėl? Kodėl turiu padėti? Kodėl turiu mylėti? Akivaizdu, kad turi, bet kodėl? Gal Aiste norėtumėt atsakyti? Jau panašiai, kai vaikas užduoda klausimą ir turi gerai pagalvoti, kaip protingai atsakyti. Iš tikrųjų, čia labai tinka į klausimą, kaip įžiebti laisvės ugnį savyje. Ir todėl ir turi mylėti, kad ta ugnis vis užsidegtų. Ir čia, man regis, yra labai svarbus toks vertybinis klausimas. Ir mes negalim žiūrėti, aišku, aš gal čia iš savo profesinės pusės, mes negalim žiūrėti tik į ateitį. Ta ugnis niekada nesikūrens galvojant, kas buvo, pražuvo, mes gyvenam šiandieną ir tai, kas bus rytoj. Ta praeitis, ta mūsų, mes turim gręžtis į istoriją, į laisvės kovas, taip kaip partizanai gręžiasi į nepriklausomybės kovas, į XIX amžiaus sukilėlių kovas, nes ten slypi tie atsakymai, kodėl reikia mylėti, kodėl reikia tikėti. Ir aš asmeniškai, nors atrodo, tyrinėju partizaninį karą, drįstu visada sakyti, kad ta kova buvo laimėta, laisvės kova buvo laimėta. Ir tai yra tas įkvėpimas, atsakymas, kodėl. Na ir tuomet turbūt norėčiau paskutinį tokią linksmesnį po palinkėjimą mūsų auditorijai. Alkai, Andriau, pradėsiu nuo tavęs, kol Alkas atsigers. Ko galim palinkėti mūsų civiliams? Ko galima palinkėti? Palinkėti aš gal sakyčiau taip visada tokio kritinio mąstymo. Ir bekovojant, nesupanašėti su savo priešu. Tai reiškia visada būti laiptelio aukščiau. Tai va toks palinkėjimas. Alkai? Aš tai gal palinkėsiu taip festivališkai. Dzūkai gėrė, dzūkai gers, kai žemelė apsivers. Kai žemelė apsivers, dzūkai ant griuvėsių gers. Gira. Andriaus jau klausim. Vytautai? Aš gal taip truputį pajokaudamas lengvai ir juokais paoponuodamas Alkui, kai jisai kažkurio vienu momentu pasakė, kad su rusu neįmanoma susitart. Tai man atrodo įmanoma. Čia ta prasme, kaip prie tavęs gatvėje prieina budulis kaulicentų. Jeigu tu su juo, žinai, taip kažkaip ten bandai kažko prašyti ar kažką, su juo nesusitarsi, bet jeigu tu jam žiebi tarp ragų, tai jisai pasidaro įdomus pašnekovas. Ir tai tas pats yra su ta tauta. Su ją gali šnekėti, bet tik iš jėgos pozicijų. Tai nebijokim, tiesiog. Ir Aiste.
O aš matyt linkėčiau vienybės, tai kas yra mūsų himno eilutėse ir nesvarbu, kad mano kaimynas gal kažkokiu klausimu galvoja kitaip, galbūt jo mintis kitokios, bet labiau rasti bendrystės, kuri tą dieną X iš tikrųjų mūsų telktų suvienytų. Ačiū labai. Taigi aplodismentai mūsų pašnekovams Alkas, Andrius, Aistė ir Vytautas. Tuo diskusiją ir baigiame. Būtinai pakalbinkite svečius, kol jie dar bus čia. Na, o po trumpos pertraukėlės programa tęsis čia ant scenos. Bus muzika vienybei, rokas nepriklausomybei. Vakarų pilietį, Tarybų sąjunga tau taip įdomi. Ei, tu iš Prūsijos užsienietį, čia dar ne Rusija, Rusija toli.